Krepšinis grįžta namo. Sveiki, apžvelkime artėjančio Europos krepšinio čempionato C grupę, kurios varžybos, kaip žinia, vyks Alytuje. Ironizuojant, šios grupės kovas turėtų laikyti labiau ne krepšinio varžybomis, bet Balkanų karu, nes net 4 iš 6 į Alytų atvykstančių C grupės komandų yra būtent iš šio pusiasalio. Prie jų prisidės nuolat žemyno krepšinio lėte šmirinėjantys graikai ir viena iš 2 papildomą atrankos etapą įveikusių rinktinių. Kiekviena minėtų komandų atvyksta su skirtingais tikslais. Praėjusių pirmininių bronzos medalių laimėtojų Graikijos krepšininkai šiais metais bus šiek tiek susilpnėję neįprastai, tačiau ši šalis visada kelia savo aukščiausius tikslus. Kroatija trokš įrodyti, kad yra pakankamai talentinga pagaliau grįžti į seno žemyno krepšinio piramidės viršūnę. O kaip nepriklausoma šalis finalinėme turnyre, Juodkalnija degs patriotizmu. Makedonai ir bosniai bandys kelti sąmyšį šioje grupėje. Šiose komandose tarp ryškiausių žvaigždžių galime paminėti Bo Makalebą ir Mirza Teletovičių. Nesunku nuspėti, kad per papildomą atranką į finalinį etapą patekusios rinktinės Dzūkijos sostinėje laukia nesaldžios jėgų krepšinio pamokos ir tikrai nedžiuginantys ir tokie akordai. Krepšinis grįžta namo. Graikija. Šios šalies vyrų krepšinio rinktinė per pastarusius porą dešimtmečių savo aistruolius pamažu įpratino matyti juos Europos ir pasaulio krepšinio elite. Stebėtis tuo nereikėtų, nes graikų klubai ilgus metus graibstė seno žemyno ryškiausias žvaigždes, o Vitos čempionatas visuomet buvo vienas iš stipriausių čempionatų Europoje. Vis dėlto pastaruoju metu Graikijai patekus į ekonominę krizę, jos krepšinį apėmė sąstingis, o iš stabilumo etalonų laikytos rinktinės viena po kitos skrieja nemalonios žinios. Šiųmetės Elado sūnų viltys kur kas mažiau ambicingos, o priežastys to labai aiškios. Iš rinktinės po praėjusio pasaulio čempionato pasitraukė vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas. O šią vasarą apie tai, kad nepadės komandai, vienas po kito paskelbė Kostas Tarsaris, Dimitris Diamantidis, Teodoras Papolukas, Georgijo Printezis ir Lukas Mokefilis, o traumuotusius papildė Vasilis Panulis ir Sofoklis Korcenidis. Taigi, Graikija išgyvena kartų kaitą, o dar vienas skaudus smūgį jai sudavė minėtų žaidėjų traumos. Patyrusiems ginklanešiams Antonijui Fociui, Nikui Zyziui ar Luaniui Borusiui šiuose pirmenybėse teks iš visų jėgų tempti braškantį Graikijos vežimą. Tai klausimas, ar pakaks jėgų. Kita vertus, ši šalis turi perspektyvaus jaunimo. Rinktinė turi ir mums puikiai pažįstamą trenerį, Žalgirio strategą Iljasą Zorosą. Ar turimas perspektyvas pavyks paversti rezultatais, greitai pamatysime. Be abejo, pirmą grupės barjerą jie tikrai turėtų įveikti, o toliau kaip Dievas duos. Kroatija. Kroatiškoji krepšinio pasaka labai primena jų Balkanų kaimynų slovėnų istoriją. Byrant Jugoslavijai, 91 metais kroatai paskelbė nepriklausomybę ir 2 metų atrodė, kad ši šalis bus viena solidžiausių jėgų ne tik Europos, bet ir pasaulio krepšinėje. Šį faktą iškart patvirtino kroatų rezultatai. 92 olimpinis sidabras, 94 pasaulio bronza, 93 ir 95 žemyno bronza. Bet tada įvyko neišvengiama kartų kaita ir kroatų pergalės nutilo. Kalnuota kroatų žemė krepšinio talentų niekuomet nežykštėjo. Prisiminkime Tonį Kukočą, Dražaną Petrovičių, Dino Radžą. Turbūt dar daugelis iš jūsų puikiai prisimena, kai prieš 4 metus Ispanijoje Lietuva tik po itin atkaklios kovos laimėjo prieš šios šalies rinktinę ketvirtfinalyje. Galima daryti išvadą, kad šiai Kroatijos rinktiniai šis etapas yra užkeiktas. Mat prieš 2 metus Lenkijoje jie pralaimėjo savo kaimynams serbams. Panašus scenarius buvo ir praėjusiame pasaulio čempionate Turkijoje. Į Lietuvą kroatai ketina atsivežti ganėtinai jauną, ambicingą ir pergalių ypač išalkusią ekipą. Kaip ir daugelį pastarųjų čempionatų, taip ir šiemet kroatai turėtų žaisti žiūrovo akį patrauklų, greitą, dinamišką ir pilną atakų krepšinį. Kalbant apie rinktinės lyderius, galima paminėti platų žaidimo arsenalą turintį Rokolenį Ukičių, Lietuvos publikai puikiai pažįstamą ir mylimą mūsų Kauno Žalgirio žaidėją Marko Popovičių, Marko Tomasą ar Bojaną Bogdanovičių. Tiesa, dar prieš pirmą treniruočių stovyklą rinktinės vadovus pasiekė liūdna žinia. Paaiškėjo, kad teks verstis be Zorano Planiničiaus bei Davoro Kuso. 2 itin svarbių žaidėjų netiktai turėtų pamėginti užlopyti tie patys Marko Popovičius ir Bojanas Bogdanovičius. Taip pat puikų sezoną Stambulo Fenerbahče Ulker gretose sužaidęs rinktinės kapitonas Rokolenį Ukičius. Pirkinę liniją sudaro patyręs Marko Baničius, Luksa Andričius, Krešimiras Lončeras ir nuolat tobulėjantis Stanko Baračas su Ante Tomičiumi. Taigi, Kroatijos rinktinė yra labai gerai subalansuota rinktinė ir iš silpnų grandžių jos varžovams bus nelengva. Tiesa, C grupės dramos virs jėgų mokyklos sultyse. Todėl nors ir turėtų patekti į kitą etapą, kroatams vietą grupėje prognozuoti kiek per drąsu. Bosnija ir Hercegovina. Ši rinktinė Europos čempionatuose yra savotiška turistė, arba apskritai nepatenka į finalinį turnyro etapą, arba sužaidžia jame trejetą rungtynių ir ramiai susikrovusi lagaminus važiuoja namo. Šįmet patekusi į Balkanų šalies batalėmis ir galius vėliosiančią C grupę, Alytaus Arena Bosnija ir Hercegovina pabandys laužyti tradicijas. Šiais metais rinktinės kelias į čempionatą taip pat nebuvo lengvas. Ekipą buvo nuspręsta patikėti Zabitui Hadičiui. Tos krepšinio vadovų žingsnis jau tada atrodė išties rizikingas, nes šio specialisto karjera su reprezentacinė šalies rinktinė toli gražu nebuvo sėkminga.
sėkminga. Kad rizika nepasiteisino, netrukus parodė ir atrankinės kovos. Kaip per 8 rungtynes bosniai pasiekė vos 3 pergalės. Tad jau dabar galime daryti išvadą, kad vyriausiasis treneris nėra stipriausia komandos grandis. Tuo tarpu žaidėjų arsenalas tikrai nėra skurdus. Komandos gretose Lietuvos žiūrovams puikiai pažįstamas milžinas Ratko Varda ir kovingasis Kenanas Bairamovičius. Vitorijos Kacha Laboral žvaigždė Mirza Teletovičius bei Europos arenose šilto ir šalto matęs naturalizuotas amerikietis Henry Domerkantas. Pulimą bosniai grindžia individualiais lyderių veiksmais, nes trūksta geriau kamuolį įžaidžiančių antrosios linijos žaidėjų. Reziumuojant, galima teigti, kad C grupės slenkstį bosniai įveikti pajėgus. Kita vertus, vargu ar ką nustebintų jų eilinė ankstyva kelionė namo. Krepšinis grįžta namo. Makedonija. Ši šalis į žemyno čempionatą patenka vos antrą kartą. Pirmasis kartas įvyko 99-aisiais praėjusio tūkstantmečio metais Prancūzijoje, o antrasis vos prieš 2 metus Lenkijoje. Dabartinė Makedonijos rinktinės karta talentų pertekliaus tikrai nejaučia, tačiau turi komandinę dvasią ir kovotojų charakterį, kaip tai būdinga Balkanų atstovams. Jie tai puikiai parodė Lenkijoje. Atkakliose kovose įveikė atrankinius barjerus, tuomet dar tebežaidusio Virbica Stefanovo, naturalizuoto amerikiečio Jeremy Macy, Todoro Gečevskio, Pero Antičiaus ir Vilniaus Lietuvos ryto naujoko Predrago Samardžis vedama Makedonija nesileido mindoma, įveikė žydus ir vokiečius, o galutinėje rikiuotėje su šeimininkais lenkais pasidalijo 90 vietas. Šiųmetė šios Balkanų valstybės situacija kažkuo panašiai buvusią. Nemėra minėtojo Virbica Stefanovo, tačiau jam išėjus atsiradusias spragas su kaupu užpildė Makedonijos pasą gavęs vienas geriausių šių dienų Europos žaidėjų Lesteris Boma Kalibas. Atrankos mačuose tikra taškų darymo mašina buvusiam amerikiečiui puikiai talkino patyręs sunkusis krašto puolėjas Pero Antičius ir galingasis centras Gečevskis. Deja, po krepšių nebėra žemės traukos dėsnių nei jautusio Jeremy Macy, tačiau gerokai patobulėjo minėtasis Lietuvos ryto naujokas. C grupėje laukia puikiai pažįstami varžovai. Kaimynai kroatai, bosniai, juodkalniečiai, didelių rezervo nuostolių patyrę graikai ir iš anksto triuškinantiems pralaimėjimams pasmerkta viena iš 3 - Vengrija, Portugalija, Suomija, papildomo kvalifikacijos etapą įveikusių rinktinių. Taigi, kautis galima ir reikia. Kad Makedonija galėtų šiame čempionate keliauti toli, sunku tikėtis, bet nervus gadinti kovingiai Balkanų atstovai gali visiems. Juodkalnija. Nors ši šalis krepšinio pasaulyje žengia tik pirmosius žingsnius, aukščiausio meistriškumo krepšininkų jie niekada nestokojo. Bėda tik ta, kad šalis ilgai buvo Jugoslavijos dalis, o vėliau sudarė bendrą valstybę su Serbija. Todėl ryškiausios juodkalniečių krepšinio žvaigždės daug metų padėjo kalti pergalės rinktinėms, ant kurių sportinės aprangos jų gimtosios šalies užrašo tiesiog nebuvo. Nors sportinė prasme atsiskyrimas nuo Serbijos juodkalniečiams lyg nieko gero nežadėjo, jų rezultatai krepšinio arenose išsyk privertė užsičiaupti visus kritikus. Patriotizmo vedami juodkalnijos atstovai laimėjo 13 pirmųjų oficialių rungtynių. Kol jūs svaiginantį skrydį 2010 m. rugpjūtį viename iš atrankos mačų iš šių metų senojo žemyno pirmenybės nutraukė Izraelio rinktinė. Vėliau Balkanų krepšininkai turėjo pripažinti ir Italijos pranašumą. Tačiau tai ir buvo visi pralaimėjimai atrankoje į šių metų čempionatą. Jie užėmė pirmąją vietą ir už nugaros paliko grėsmingas Italijos, Izraelio ir Latvijos ekipas. Europos čempionato finalinėme etape ši rinktinė gali būti vienas juodųjų turnyro arkliukų, o tai lemia keletas priežasčių. Visų pirma, varžovai debiutantų gali neįvertinti, nes tik ta pati komanda tik jo žaidimo braižas kol kas išlieka gana didelė paslaptimi. Antra, rinktinėje yra daug aukščiausio lygio krepšinio mačiusių žaidėjų. Tarkime, keletą pastarųjų sezonų Lietuvos ryte žaidęs Milko Bielica, Romos Lokomotiv aukštaūgis Vladimiras Dasičius, Kazanės Juneks žaidėjas Slavko Vranešas, fantastišku taiklumu atrankoje pribloškęs Vladimiras Dragicevičius ir naturalizuotas amerikietis patyręs Valensijos Power Electronics žaidėjas Omaras Kukas. Na ir be abejo, rinktinės lyderis Minnesotos Timberwolves centras Nikola Pekovičius. Išvardinus šių žaidėjus akivaizdu, kad potencialo ši rinktinė turi. Juo labiau debiutuojančiams ekipams visuomet labai padeda tai, kad jų neslegia psichologinis spaudimas. Patekti į kitą etapą jie tikrai gali, turint omenyje grupės varžovus. Atsižvelgiant į šiandieninę situaciją, C grupė yra taip pat labai įdomi ir neprognozuojama. Taip, iš pirmo žvilgsnio kroatai ir graikai turėtų tapti grupės lyderiais. Tačiau graikai prarado labai daug lyderių ir tai gali atsiliepti rezultatams jau grupėje. Daug kas priklausys ir nuo kroatų žaidimo, kaip jie sugebės atlaikyti Balkanų karo peripetijas. Tuo tarpu dėl trečiosios vietos grupėje, kuri leis tęsti kovą šiame čempionate, Vilniuje turėtų užvirti tikra kova tarp bosnių, makedonų ir juodkalniečių. Yra manančių, kad į Lietuvą atvyko ne itin pajėgos rinktinės, tačiau taip gali manyti tik paviršutiniškai krepšinį išmanantys žmonės. Tai buvo C grupės apžvalga, kurioje kovos užvirs jau paskutinę vasaros dieną, rugpjūčio 31-ąją. Krepšinis grįžta namo.